Taigi sveiki atvykę į Ultim Labą. Eikime susipažinkime su mūsų teikiamomis paslaugomis. Taigi čia yra mūsų Ultim Labas, kur mes tikriname ne tik mėgėją ir paprastą žmogų, kuris mėgsta sportuoti arba pradeda, bet ir profesionalų olimpietį, ir olimpiečiai tikrinasi tik tai čia. Jeigu nori dalinai pabūti olimpiečių ir pajusti tą dvasią, prašau ateiti ir išsitirti nuo kraujo tyrimų iki širdies funkcijos, iki raumenų sistemos darbo ir, sakysim, visų kitų dalykų, kurie neramina arba įdomus, ką tik pradėjusiam, arba netgi ir profesionalui. Pirmiausia, visą laiką yra pradžia, tai yra sporto medicinos gydytojo konsultacija, ar ne, ir išsakomi pačio sportininko arba mėgėjo lūkesčiai, ar ne, ką jisai nori sužinoti. Bet visą laiką bazė, tai ką mes darome nuo pat pradžių, tai yra rutininiai kraujo tyrimai, rutininiai šlapimo tyrimai ir kardiograma, ar ne, ramybės, jeigu reikia, darome krūvio kardiogramą, ar ne. Tai yra sodiname ant dviračio ir duodame tam tikrą krūvį ir stengiamės pasiekti submaksimalų sportininko pulsą pagal jo amžių, ūgį, svorį, tam, kad patikrintume, kaip krūvio metu dirba širdis ir ar ten nėra jokios patologijos ir jisai gali pilnai toliau sportuoti. Tai yra tik keli tokie bėgtakiai Europoje, kadangi jo pagrindinis pliusas yra jo plotis. Tai neriboja sportininko jo judesių amplitudei, ar ne, negu standartinis metro bėgtakis. Dėl to, ką mes jį naudojam, tai labai gerai yra, sakysim, tirti biatloną, nes biatlonas, kaip žinot, šliuožia slidėm, tai realiom sąlygom tą ganėtinai sudėtinga ištirti. Dėl to jų kardiopulmoninius tyrimus mes darom čia su riedslidėm, imituodami jų natūralų judesį per varžybas ar per treniruotės. Stengdamiesi priartinti laboratorinės sąlygas kuo arčiau prie realybės. Konkrečiai mes sakysim, kadangi tyriam olimpiečius ir prisitaikom prie jų poreikių, tai galim bėgimą, visą lengvąją atletiką, ar ne, dviratininkai, irklavimo aparatas akademinis irklavimas, baidarių kanojų irklavimo aparatas, kas irgi mums suteikia galimybę juos testuoti arti realių sąlygų. Taip pat turim slidžių aparatą, kur galim testuoti slidininkus jų viršutinės galūnių jėgą. Taip pat turim plaukimo aparatą, kur daugmaž realiom sąlygom, tiek, kad negalim imituoti kojų judesių, tačiau rankų judesiai ir viršutinės kūno dalies yra identiški, galim testuoti ir plaukikus. Tai yra surinkta visa bazė, kad mes galėtume apimti nuo A iki Z, ar ne, kad atėjęs mums nereikėtų išsiųsti žmogaus kažkur kitur, kad mes galėtume viską padaryti čia. Tai mes galim testuoti nuo širdies įvairiom, sakysim, sąlygom. Dažniausiai, kas yra daroma, tai yra krūvio mėginysų dujų analizė, kur nustatome sportininko arba mėgėjo, sakysim, zonas ir širdies susitraukimo pulso zonas, kokiuose jam reikėtų dirbti, siekiant tam tikro rezultato, kad jisai patobulėtų, ar ne. Plius iš karto už durų turim mediciną praktiką, turim visus kraujo tyrimus. Jeigu mums reikia, mes niekur nesiunčiam, mes iš karto galim pasidaryti viską čia. Taip pat mes esam įsikūrę Vilniaus Afidijos klinikos širdyje, dėl to turim visus reikalingus konsultantus šalia ir jeigu reikia, mes galim suorganizuoti tam tikrą konsultaciją čia ir dabar, kiek įmanoma greičiau, kiek tas leidžia laike. Rūpimus klausimus, jeigu tie klausimai yra čia, tai jisai gauna realiai iš karto po tyrimo, nes mes analizę ir visus rezultatus pateikiam iš karto
jeigu kalbam apie mūsų klinikos, apie mūsų dalies tyrimus, jeigu kraujo biochemiją, mes, sakysim, gaunam per 24 valandas. Mes tengiamės turėti nuoseklumą, tai kas svarbiausia, jie turi nuoseklų tyrimą ir gali turėti palyginimą, gali turėti sekamumą, ne? Tai kas yra svarbiausia, tai jie turi tą dalį profilaktikos, kurie sekant mes galim užbėgti už akių tam tikrom problemom arba matyti, kas per pastarąjį mėnesį arba per pastarąjį pusę metų pasikeitė ir kaip mes tą galim padėti ir išspręsti tam, kad jisai būtų 100% pasiruošę savo fiziniam krūviui ir laukiantiem iššūkiam. Realiai, sakysim, tiem mėgėjam, mes siūlom bent jau kartą per pusę metų, kur mes galim iš tikrųjų stebėti pokyčius, po rekomendacijų, stengiantis turėti sekamumą ir gauti tą feedbacką vadinamą, ar ne, tai bent kas kartą per pusę metų mes rekomenduojam pasikartoti tiek kardiopulmoninį tyrimą, tiek kraujo tyrimą ir pasižiūrėti, ar patobulėjom, kiek patobulėjom ir jeigu patobulėjom, koks yra vėl startas ir kokios yra zonos, nuo kurių vėl turėtume atsispirti ir stengtis tobulėti toliau.